Sveiki, su jumis Daraublė. Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia lituoti. Lituosime paprastus proskylutės kaišymus komponentus. Štai tokį mikroschemos lizdą. Pamatysite, kad tai tikrai labai paprasta. Pirmiausia, kad būtų lengviau lituoti, aš pasinaudosiu fliusu. Tai paprastas rūgštinis fliusas, universalus, tinkamas bet kam. Beveik bet kam. Štai dabar aš to fliusu patepliuosiu plokštę ir mikroschemos kontaktus. Kaip matote, varis nuo fliuso labai greitai pabąla, pakeičia spalvą, reiškiasi nusivalo oksidai. O kai nusivalo oksidai, tai labai pagerėja sukibimas su lydmetaliu. Litavimo esmė yra kaitinti pačią plokštę ir lituojamos detalės kontaktą, o ne kabinti lydmetalį ir jį bandyti užklijuoti ten, kur reikia. Taigi, pirmiausia, lituokliu reikia įkaitinti būtent plokštę ir kaitinti lituojamos detalės kontaktą, o lydmetalį prispausti iš kitos pusės, kad jisai kibtų ir lydytųsi jau ne nuo lituoklio, o nuo kaitinamos detalės. Aišku, kartais reikia šiek tiek lydmetalio ir ant lituoklio, kad pagerėtų šilumos sklaida. Dėl to aš jau minėjau prie priemonių, kad lituoklis labai svarbu. Labai svarbu tinkamas lituoklio antgalis, ne koks nors plonas, o paplokščias, ir tada jo labai paprasta pakaitinti. Kaip matote, pakaitinam, pridedam lydmetalio. Šiek tiek reikia palyginti, jeigu padarom kokią nors kliurką. Prispaudžiam, palydom. Prispaudžiam, prilituojam. Va taip ir viskas. Ir šitaip monotoniškai sėdėm ir po truputėlį baksnuojam. Fliusas pagerina lydmetalio tekėjimą. Karštas lituoklis ir plonas lydmetalis padeda labai tiksliai prilituoti tai, ką reikia. Kaip matote, netgi pats lydmetalis kimba būtent ten, kur reikia. Tiesiog dėl to, kad ta vieta yra įkaitinama. Svarbu žinoti, kad lydmetalis teka link karščio šaltinio. Dėl to ir lydmetalis pridedamas iš kitos pusės. Kaitinama viena pusė, o lydmetalis prispaudžiamas iš kitos. Tada jis priteka prie kitos pusės. Ir sudarome štai tokie gražūs kalniukai. Aš čia truputėlį priekį dar pataisysiu, dar pridėsiu šiek tiek paterpliosiu fliusu ir pagražinsiu prilitavimą. Truputuką lašiuką bakst. Ir viskas. Štai viena pusė prilituota. O dabar reikės imtis ir kitos. Ir vėl tas pats. Bakst, prilituojam. Bakst, prilituojam. Štai aš prilitavau lizdą ir dar porą mikroschemų bei kelis rezistorius. Štai man dar yra likusi krūvelė rezistorių, kuriuos taip pat reikės prilituoti. Iš tikrųjų, aš padariau šiokią tokią klaidą, kad pirmiausia prilitavau mikroschemas ir lizdą, nes jie yra aukštesni už rezistorius. Reikėtų iš tikrųjų pirmiausia įkaišyti rezistorius, prispausti plokštę prie stalo ir tada jie niekur nejudės ir nepabėgs. Bet dabar jau, kadangi per vėlu, tai tiesiog įkišu rezistorių, užlenkiu kojeles, kad laikytų jį vietoje ir lituosiu po to. Fliusu vėl patepliuoju plokštę. Galima iš anksto patepliuoti plokštę, bet tepliuojant kartu ir kojelės šiek tiek gauna fliuso ir palengvėja litavimas. Lituoklį reikia nusivalyti. Ir dabar vėl tas pats litavimas, kaip ir matėte pirmiau. Vėl pakaitinam šiek tiek. Dabar užsidėjau šiek tiek lydmetalį ant lituoklio ir pabaksnau aplink lituoklių. Galima lituoti ir taip, kai yra fliuso. Va ir viskas. Detalė prilituota. Dabar reikia nukarpyti jos kojelės. Šiaip labai gerai turėti specialias nukarpimo žirklutes arba replytes, nes su jomis žymiai paprasčiau ir lengviau ir negadinamos žirklės. Dabar reikės lituoti toliau. Štai aš dabar sukaišioju visą krūvą rezistorių į šitą plokštę. Apskritai, visada lituojant svarbu susiplanuoti ir žinoti, kokias detalės lituosite.
kaip jau minėjau, aš pridariau čia klaidą, kad įdėjau aukštesnės detalės pirmiausia, iš tikrųjų iš karto reikėjo pradėti nuo rezistorių. Ir vat, kai reikia tokią visą krūvą rezistorių sulituoti, tai žinoma, patogiausia tiesiog pradžiai juos visus susikaišyti, o paskui visus lituoti. Dirbti tokiais taip kaip konvejerį. Atliekam vieną darbą, paskui kitą, paskui dar kitą. Litavimas irgi toks pat paprastas. Prispaudžiam lituoklį, pakaitinam plokštę ir detalės kojelę ir pridedam lydmetalį. Lydmetalis labai gražiai teka, labai gražiai limpa ir jokių problemų čia tikrai nėra. Lituoti šitaip tokias plokštės, ypač su tokiais prakaišėjimais komponentais, yra tikrai labai paprasta, patys matote. Na va, tarkim, trūksta man šiek tiek lydmetalio, tai reikia vis pridėti. Dėl to labai svarbu kuo plonesnis lydmetalis. Ir žinoma, su fliusu viduje, su fliuso širdimi. Tada iš karto jį prispaudžiant, fliusas aktyvuojasi ir lydmetalis pradeda kur kas gražiau tekėti. Na ir būtinas ventiliatorius fliuso dūmams nupūsti. Kaip matote, pas mane čia ir sukasi ventiliatorius, fone jo paties nematyti, bet dūmeliai plaukia į šalį. Kai kurie sako, kad labai negerai lydmetalį su švinu, bet iš tikrųjų čia to švino jūs niekaip negausite, svarbu neprisikvėpuoti fliuso dūmelių. Tai vat. Plonas fliusas labai svarbu dėl to, kad nepadaugintumėte lydmetalių. Čia su šitais stambiais komponentais tai nėra bėda. Čia tikrai labai stambus komponentai, ypač šiuolaikinėme elektronikos pasaulyje. Bet vis tiek štai kartais, jeigu jo pritrūksa, tai pridėsite visada. Bet jeigu užtiekšite per didelį lažą, tai paskui reikės nuvalyti, o tai jau nebus paprasta, arba reikės to specialaus varinio sugertuko. Bet su tokiais stambiais komponentais tai to niekad nereikės tikrai. Svarbu tik susiprojektuoti plokštę, kad būtų kuo platesni takeliai ir didesni plotai litavimui. Na va ir viskas. Vėl krūva visa rezistorių prilituota. Darbas nėra labai baisiai greitas, bet jisai eina pakankamai paprastai. Na vat, kaip ir sakiau, geriau specialios karpimo replytės, nes tokiam žirkliam tai lieka ir ilgos kojelės, paskui jas reikia atskirai dar patrumpinti. Žodžiu, būtinas įrankių rinkinys. Šioks toks. Tai va, prilituotos 2 mikroschemos, 1 lizdas ir krūvelė rezistorių. Dabar truputėlį parodysiu, kaip aplituoti laidą. Čia man prireikia trumpo laido galiuko sugadintam takeliu atitaisyti. Principas lygiai tas pats. Pakaitinam laidą, šiek tiek uždedam lydmetalio ant lituoklio, kad geriau sklistų šiluma. Ir tada tiesiog taip po truputėlį pradeda kaisti laidas ir tada braukiam. Tiesą pasakius, aš netgi lydmetalio šiek tiek padauginau. Bet jis puikiausiai kimba prie laido. Fliusu jis irgi pateptas. Na štai ir viskas. Šiam kartui tiek. Iki kitų kartų.